Metafizinis pamąstymas apie papeikimą. Papeikimas ir kritika, jei lyg kraujo broliai visada eina išvien. Tai grino tyrumo ir jėgos broliai, solidus samaradės gyvybiškai svarbus tikrosios tiesos maitintojai ir pribuvėjai, pavojingi klaidų trūkumų ir silpnybių priešai, dvi pasaulinės demokratijos tvirtovės, dviniai patriarchai iš pačios aukščiausios rūšies meilės, kilniaus įsidegimus merkiančios žmogaus proto galingumo balastą, tuo pat metu raminančios skambesio šaltiniais nurodančios, kaip evoliucijos lanketai statyti tobulesnį sprendimo pabūklo vamzdį ir užtaisyti jį antimelo mechanizmais. Tai iki dantų apsiginklavusio negailestingo teisingumo istorija. Autorius įspėja, toliau tekste yra kraštutinai atvirų scenų apie veidmainių tyčiojimąsi melu iš šventų žmonių garbingumo, galinčių sukelti negrįžtamus pakitimus galvos ir, svarbiausia, nugaros smegenyse, preciziškai netgi daugiau, nei paprastai vizualiniais, taikliais žodžiais ir šrifto blyksniais visai negrasinama sukelti epilepsijos priepuolių mažiems vaikams, dar nesužalotiems prievartos, patyčių ir taip toliau. Pažink savo priešą šauktukas, skelbia sena kaip ir pati žmonija patarlė. Mūsų priešai veidmainiai ir niekšai, prie kurių be įnirtingų pastangų galėtų prisijungti visi savanoriai iškrypėliai, neonaciai, teroristai, suteneriai, vietkongiečiai ir satanistai. Jei užklumpa mus savo meilikavimais tarsi sniego lavinos, negirdimai susidaro kažkur už horizonto, už debesų ir su nežubotos stichijos kauksmu, neapykanta, baime bei išlikščiu pasitenkinimu išgriūva mūsų neparuoštą protą, garantuotai pritarždami bent vieną kruopščiai izoliuotą mūsų šviesiausių troškimo ir prisiminimų kampelį. Kas dar blogiau, jiems vieni jokai atimti norą gyventi, palikti sunkiai užgyjančią žaizdą, užtikrinant ilgą vizitų pas psichoanalitiką seriją, vėliau neišvengiama korekcija, terapija ir lobotomija. Talentingiausi niekšai kūrybinių impulsų vedami, nesibjaurėdami netgi tokių, kurie atėjo tikrai ne iš galvos ir širdies. Kaip žinome, gali egoistiškai generuoti pačiamis įvairiausiomis svetimos sielos kertelių dalimis. Pavyzdžiui, šlykščiai metodiškai apsiginklavę galingų padidinamojo lėšių, jie iki smulkiausių detalių ištyrinėja privatų žmogaus gyvenimą ir virulentiškai laižo jo sėdimąją, kol jį nusidažo juodo dirvožemio spalva. Supraskite, kaip pataikaujama žmogus mano, kad jis yra pasaulio bamba, kuriam paklūsta dangiškai žydri dievai, todėl nebesistengiama tobulėti, o mėgstamiausių užsiėmimų tampa sėdėjimas. Tad kai viena iš dviejų porų akių pradeda švaistytis komplimentais, iš tikrųjų jis stengiasi pernešti jums į krumpliaračius po smegenų žievės spindinčias bombas dėžutėse su dideliais dovanų kespinais. Beje, žinokite, lėkštas ar virtuoziškas veidmainiavimas iš pat pradžių tikrai gali jums patikti, tačiau vėliau vaizdas atitinka itališko vesterno kondicijas, todėl įmanoma, kad keletą kilometrų vilksitės per purvą. Tai dar toli gražu ne viskas. Pagalvokite, kokia būtų visuomenė, jei žmonės nenurodytų vienas kito klaidų, be kritikos nebūtų abipusio supratimo, vyrautų permanentinė tolerancija, dėl kritikos stokos sulėtėtų kraujo apytaka, pasireikštų neišvengiama stagnacija ir ligų požymiai. Tokia harmonija, ramybė ir taika sudarytų palankės sąlygas susikurti tyliai, absoliučiai solidžiai pritvinkusiai komplimentų ir šalto mandagumo visuomeniai, neliktų erdvės nesąžiningumui, šarlatanizmui, nemokšiškumui, visi drebėdami iš baimės nedrįstų tarti demaskuojančio ir rūstaus teisybės žodžio, nes visuomenė norėdama išsaugoti kiaulišką optimizmą, juos kaip mat stengtųsi likviduoti. Tokios visuomenės jokių būdų negalima vadinti teisinga, tiesa juk minta kritikai, o neprisitaikėliškumu. Tokios visuomenės žmonės viduje būtų tikros supuvusios mumijos, kurios nuo menkiausio oro judėjimo subyra į dulkes. Grina narsi garbinga tiesa jiems būtų pernelyg didelis dalykas. Jis pareikalautų to, ko reikalauti negalima atviromis akimis nepagražintai pažiūrėti karčiai tiesai į akis. Pažiūrėti į pačius save, skirti tikrą nuo netikrą savo pačių asmenybėse, kad ir kaip neįtikimai skambėtų. Tačiau tokia visuomenė būtų tikrai laisva, nes joje juk negyventų, nebūtų tų pretendentų į intelektualinį švarumą, kietų reiklių santūrių herojiškų protų, tų blankių ateistų, antikristų, moralistų, nihilistų, skeptikų, efektikų, didžiausių pažinimo idealistų, kuriuose įsikūnijusi intelektualinė sąžinė. Jie nėra laisvi protai, nes dar tiki tiesą, o jeigu netyčia tokioje visuomenėje atsirastų genijus nuo gimimo, jis kaip madėl nuo mažens visuomenės įskiepyto prisitaikėliškumo, prarastų savo dar neišugdytą talentą, norą naujoviškai mąstyti, virstų eiliniu hipnoziniu nusidėjėliu, infantiliu iškrypėliu bastardu, depresyviu egocentriku siautėjančiu nenaudėliu ar nieko nenorinčiu, netrokštančiu, nemanančiu galėti piliečiu. Destruktyvios visuomenės klonu, su kriticizmu išnyktų ne tik gebėjimas vertinti aplinkos reiškinius, žmonės savo poelgius, bet kartu dingtų moralės sąžinė ir tai, dėl ko žmogus yra vadinamas žmogumi, sunyktų metamotyvaciniai siekiai, sugrįžtų žemesnieji, maistas, lytinis potraukis, žudimo ir viešpatavimo instinktai, žmonės degraduotų iki nesibaigiančio malonumų trokštančio gyvulio lygmens, kurie rinktųsi į bendruomenės, norėdami būti patenkinti ir laimingi. Autarkiški žmonės prarastų autentiškumo požymį, o nesaikingumo jausmas užvaldytų homo sapiens protą, galbūt net pasitelktų jį savo paties determinuotam išnykimui.
Be abejo, išpjauti panašią tautelę kokiu nors ypatingai žvėrišku būdu reiškia padaryti žmonijai solidžią paslaugą. Tačiau veidmainiauja visi. Nėra tokio žmogaus, kuris nebūtų to daręs. Visgi pasitaiko žmonių, kurie atsiverčia, nusimeta kaukę tą kumpą, įsigimėlišką lapės snapą ir surambėjusią horizontalaus pusmėnulio burnos angą, tapdami durais. Būtent todėl ir negalima gašliai iškišus liežuvį niekšą perkirsti pusiau, visiškai apnuoginant vidurius ir paleidžiant žarnas, arba atsainiai pervažiuoti ratais, nutraukiant galvą ir ištaškant į kruviną košę. Be abejo, optimaliausias masinio naikinimo ginklas būtų branduolinės galvutės. Juk kas geriau gali būti už įprastą genocidą, nebent tik kovotojų už taiką demonstracijos sušaudimas. Tai jums patvirtins bet kuris Irako gatvėje budintis amerikietiško kraujo turintis sausumos karys. Kai dingsta papeikiantis žodis, dingsta bet koks teisingumas ir niekas žmonių gyvenimo negali padaryti vertingu. Taigi rasti pavaizduotos visuomenės išnykimo priežastį. Beveik tas pats kaip rasti vakciną nuo jos. Tai kaip jau supratote, nesudėtingas reikalas. Veidmainiavimas. Tai būtent jis. Veidmainiškas meilikavimas. Tai vergiškas nutylėjimas, nesakymas to, ką galvoja apie žmogų poelgį ar įvykį. Mano vaizduotės ekstrapoliacinė visuomenė. Tai išliuksintis milžiniškas laineris iš pašvinkusių kvailių kūnų, kurio dyzeliai trinksi varomi pigiomis pagyromis, iš kurio kaminų rūksta piktavališkas ir klastingas, nenumaldomas troškimas meluoti ir patikti. Šis laineris žalojo ne tiek žmoniją, kiek pačius save, grūmodami vienas kito saldžiažodžiavimais. Veidmainiai atžagariomis rankomis ploja dvokiančiais melo glitėsiais ir šūkčioja iš džiaugsmo. Stulbinančiame meilikavimosi laive kiekvienas gyventojų sluoksnis galėtų aptikti savo ką nors šiltutėlio, dar garuojančio gardžiai kvepiančio. Šiaip ar taip nenuslėpsi, kad veidmainiavimas gerai apskaičiuodamas smogia iš karto į visus socialinius inkstus. Adomo obuolius ir nervinės galūnės po per daug mielo ir skanaus medaus skonio komplimento. Belieka mintise prakeikti Markizą de Sadą, Musolinį ir niekšų pamėgdžiojamą vienuolyno Kalakutą. Dabar gerbėmieji visos šios pasibaisėtinos, nepakeliamos svetimos buities realijos užgula jūsų trapius pečius. Štai ir mąstykite, kiaušingalviškas padlaižiavimas, kuris veda į pražūtį, o gal rūgšti acto injekcija, suteikianti galimybę tobulėti. Jūsų siūlomas ėdalas brangieji, žiūrėkite patys, nepasprinkite.